Lisnerija, spiralinė. Man reikia, kad jie pačioj tankėtų, bet visai nereikia, kad jie užstotų šviesą. Nes kai vat lapai eina viršuj, man jie pirmas dalykas paviršiaus pratekėjimą mažina, antras dalykas užstoja šviesą augalams, o lapai auga labai greitai. Tai ką aš darau su valisnerijom? Visada karpau. Esu girdėjęs, kad valisnerijas nukirpus numiršta. Gal, kažkur, bet aš tai darau visą gyvenimą. Nuo pirmo akvariumo, tik tiek, kad turėjau ne spiralinę, bet vis tiek valisneriją. Ir man valisnerija niekada nemirė. Nukirpus kartais tas lapas nupūna, iki apačios, tas, kurį nukirpi, bet išleidžia kitus. Man nebuvo, kad nupūtų valisnerija dėl nukirpimo. Tai įtakoja kažkokias kitas sąlygas. Viskas, nukarpiau, nurinku iš viršaus, suvalgau salotom ir valisnerijos apačioj lika, apačia tankės, leis ūglius, o viršus neužstotas ir kriptokorinas, anubiai taip toliau gauna šviesos.